Sveiki! Šiandien atvažiavom pastovyklauti prie Gomertos ežero, kuris randasi Tytuvėnų regioniniam parke. Tai bandysim susirasti neblogą vietą nakčiai, įsirengsim stovyklą, aišku pasigaminsim maisto ir smagiai praleisim laiką. Laik šičia, kažką laužavietė yra. Čia galima. Reik pasižiūrėti. Jo, reik pažiūrėti dabar vietas, kur hamaką ir suradom nakvynės vietą. Tai dabar bandysim įsirengti stovyklą. Pasikabinsim hamakus, įsitempsim tentus ir bandysim susikurti lauželį. Kolega jau stato. Tarp šitų medžių aš bandysiu tarp šito ir šito medžio. Pasikabinom hamakus, įstempiam tentus. Tai stovykla atrodo šitaip daug atotampo, reikia neužkliūti, bet svarbiausia patogu. Jau po truputį ruošiam malkeles laužui, pasiruošim laužui malko, o tada bandysim užsikurti laužą. Šiandien dar išbandysiu naują daiktą, kurį gavau dovanų. Tai yra kokonas hamakui. Žinoma, dar nėra taip šalta, bet vis tiek pabandysiu, negaliu pakentėti, sulaukti žiemos, tai pabandysiu dabar. Tai pasiėmiau vasarinį miegmaišį ir tokį kokoną aplink hamaką. Tai pažiūrėsiu, kaip gausis. Naktį turėtų būti apie 9 laipsnius šilumos. Tai manau, su šito bus tikrai šilta. Tai visas šitas patobulinimas atrodo taip. Aš jau dabar manau, kad bus gerokai per karštą ir teks miegoti atsitraukus. Na, bet bent jau pabandysim. O žiemą turėtų būti pats tas. Prisirinkom truputį malko. Užsikursim laužą. Ir paskui gaminsimės vakarienę. O vakarieniai, kiek žinau, bus vištiena. Jau ruošime vakarienę. Tai vakarieniai bus kepta vištiena. Išsikepsim vištieną ant laužo. Tada dar išsivirsim ryžių ir valgysim su įvairiausiais padažais ir pagardais. Tai mes kepam vištieną, o paskui valgom. Šviesos sujungtos.
Vyksta pasiruošimas maisto gamybai. Vištiena jau kepa. Pasigaminom vakarienę. Tai vištiena su ryžiais, svogūnai ir aišku daržovės. Tai skanaus visiems. Pavakarieniavom, susitvarkėm valgymo reikmenis, dar truputį pasėdėsim prie laužo ir eisim miegoti. Tai iki ryto. Labas rytas. Naktis praėjo gerai, šalta nebuvo, kokonas aplink hamaką padėjo, tikrai geras daiktas. Tai manau ir prie didesnių šalčių bus gerai, dabar šalčių didelių nebuvo, buvo apie 9 laipsnius. Plius, tai buvo visai gerai. Dabar eisim gamintis pusryčių. Kokonas aplink hamaką tikrai neblogai, šalta nebuvo. Pusryčiam valgysim sumuštinius, dabar jie yra įsukti į foliją, šildom, o sumuštiniai paruošti namuose. Kad čia nereiktų vargti. Pasišildysim pusryčius, atsigersim kavos, susitvarkysim stovyklavietę ir važiuosim namo. Pusryčiai paruošti, sumuštiniai, kurie buvo paruošti namuose pašildyti. Kava pagaminta, tai skanaus. Papusryčiavom, susitvarkėm savo stovyklavietę ir keliausim link mašinos, o tada namo. Tai viso gero.